Tai gerai. Jūs įsivaizduojat, kad yra tikrai ne vienas toks miestas, kurio esmė yra pastatų aukštis ir pastatų tankis, supranti? Tai yra pastatų aukštis ir pastatų tankis. Ką aš noriu tom pasakyti? Jog kuo tankiau yra kuo didesni pastatai, supranti? Jeigu pastatas yra didelis, ten 100 aukštų pastatas, žinai, tos kaip Burj Khalifa. Jūs dabar įsivaizduokit, taigi tai yra Niujorkas, Ar jūs žinot, kad visa populiacija Niujorke yra gatvėse? Visi žmonės Niujorke gyvena gatvėse, supranti? Tai pasiskaičiuokit, koks yra žmonių tankis tuose pastatuose Niujorke, supranti? Jūs pasiskaičiuokit žmonių tankį. Pasaulio sostinė, pasaulio židinys, šūdo židinys. Supranti, tai yra pastatų tankis ir pastatų aukštis. Supranti, jeigu tikrai Niujorkas yra gyvenamas ir ten yra 50 milijonų gyventojų, ne, ir kiek ten, žinai. Visų pirma, aš noriu pasakyti, kad Niujorkas tai yra sodai labai didelėme aukštyje, supranti? Niujorkas tai yra sodas labai didelėme aukštyje, tai yra kaimas labai didelėme aukštyje. Ir jūs pasižiūrėkit, kokio dydžio tie pastatai. Jūs žinot, kiek ten žmonių telpa tame pastate, bet kuriam. Jeigu vienam pastate telpa daugiau kaip 10 000 žmonių, tai reiškia, jog Niujorko gatvėse nėra išėjimo, supranti? Iš Niujorko pastatų nėra išėjimo. Jeigu viename pastate telpa 100 000 žmonių, Niujorko gatvės nėra pakankamai, supranti, infrastruktūra Niujorke, susisiekimas, žinai. Niujorke susisiekimas yra toks. Kad žmonės išėję iš pastato tuo pačiu metu užtvindys visas gatves ne automobiliais, o savo mase, supranti. Jeigu visas Niujorkas būtų gyvenamas, o žmonės gyvena tik gatvėse ir jie važinėja. Niujorko žmonės yra gatviniai žmonės. Jie tiesiog atvažiuoja iš visos Azijos ir pravažiuoja. Tai yra tiesiog gatvėse. Visa Niujorko populiacija yra tik tai gatvėse, supranti. Jeigu pastatuose tikrai kažkas gyventų ir dirbtų, tai miestas sprogtų nuo gyventojų, supranti, sprogtų nuo žmonių, žinai. Visas miestas susprogtų nuo žmonių. Jie negalėtų iškeliauti. Kamščiai būtų visą parą, supranti. Niujorke kamščiai būtų visą parą. Todėl sakau, Niujorke gyventojai yra tik tai gatvėse, supranti. Niujorko žmonės gyvena gatvėse. Arba rūsiuose. Niujorke žmonės gyvena rūsiuose, supranti. Niekas negyvena žemės paviršiui. Niujorkas yra požeminis miestas, supranti? Tai yra požeminis miestas. Visi gyvena rūsiuose. Tai yra pusrūsis. Niujorkas tai yra rūsio miestas. Visi gyvena tik rūsiuose. Nes jeigu žmonės pakiltų tuos dangoraižius ir užimtų visą vietą, tu žinai, blet, kas ten būtų. Jie supūtų savo darbę, supranti? Niujorkas yra toks tankus miestas, kad iš jo neįmanoma išvažiuoti, supranti? Iš tų kvartalų neįmanoma išvažiuoti. Tai reiškia tik vieną, kad tie, kurie gyvena Niujorke, negali dirbti, supranti? Blemba, kiek čia mašinų, supranti? Tie, kurie gyvena Niujorke, negali dirbti. Nes tie pastatai yra tokio dydžio, kad žmonės negalės išvykti namo pailsėti. Žmonės negalės pailsėti. Visa Niujorko populiacija gyvena po žeme. Tai yra požeminis miestas. Tai va. Ir dabar jūs įsivaizduokit, vat, yra namas, pastatas, daugiaaukštis, kuris yra 30 ar 40 ar 100 aukštų dydžio, ne? O dabar tokių namų yra pilna. Ir įsivaizduokit, viename name telpa apie 1 milijonas ar pusę milijono žmonių.
jiems baigėsi darbas. O Niujorko gatvės tikrai yra pakankamai siauros tokiam žmonių kiekiui. O tokių namų ten yra apie 10 000. 10 000 dangoraižių, ne? Ir jūs dabar pagalvokit. 50 milijonų žmonių per vieną naktį nori grįžti namo Niujorko gatvėmis. O Niujorko išplanavimas yra namas prie namo. Tai yra kvadratinis kelių tinklas. Kvadratinis kelių tinklas, ane? Ir ką jiems daryti? Keliasdešimt milijonų žmonių nori grįžti namo. Jiems reikia išvažiuoti tokių pačių tinklų, kokios formos yra Kauno miestas. Tai yra kvadratinis kelių tinklas, tai yra sodas. Niujorkas tai yra daugiaaukštis sodas. Niujorkas tai yra sodas, tik su labai dideliais namais. Suprantate, tai yra Kaunas. Niujorkas yra Kaunas. Nu, kaip Lietuvoje Kaunas, taip Amerikoje yra Niujorkas. Tai va, ir įsivaizduokit, 30 milijonų žmonių turi grįžti namo siauromis Niujorko gatvėmis, iš kurių išvažiavimas yra tik kvadratinių kelių tinklų, kurio išvažiavimas yra kvadrato formos. Ar jūs suprantat, kad tai yra neįmanoma? Ir dabar prisiminkim rugsėjo 11-ąją. 2001 metų ar 2000 metų rugsėjo 11-osios išpuolis Amerikoje. Tai kaip jums atrodo? Ar normalus namas subirėtų nuo vieno lėktuvo smūgio? Nu, jeigu tai mažas namas, taip. Bet visi namai Niujorke yra pastatyti ant snarglių, suprantate? Visas Niujorkas stovi ant snarglių. Ten nėra namų. Visi daugiaaukščiai, kad žmonės juose pastatyti taip, kad ten žmonės negyventų ir nedirbtų. Niujorko dangoraižiai yra visiškai tušti. Taip yra todėl, kad ten yra tik apdaila, bet nėra vidaus. Niujorkas tai yra miestas iš išorės gražus, bet iš vidaus supuvęs. Niujorko miestas yra Rytų Azijoje. Ir Niujorkas yra pastatytas iš apdailos, o ne iš medžiagų. Tai yra ne iš konstrukcijų. Niujorko dangoraižiai neturi konstrukcijų. Tai yra tiesiog plieninis narvas su apkalta izoliacija. Suprantate? Niujorkas tai yra plieninis narvas. Niujorko dangoraižiai tai yra plieniniai narvai apkalti izoliacija. Ten nėra net laiptų. Suprantate? Ten nėra net laiptų. Net įėjimai yra tik į rūsį, suprantate? Niujorko mieste visi įėjimai yra tik į rūsį. Visi gyventojai ten yra rūsy. O dauguma gyventojų gyvena gatvėse, suprantate? Visi žmonės Niujorke yra tik gatvėse. O Niujorko esmė yra Rusijos federacijos vaizdas kaip panorama. Niujorko esmė yra panoraminis teritorijos vaizdas. Tai yra tiesiog panorama. Suprantate, pasigrožėt panorama. Bet Niujorkas yra šūdiniausias. Ir kas liūdniausia, kad Kinija pastatė tikrus gyvenamus namus savo teritorijoje. Nes Azija yra Jungtinės valstijos, ir Rusija, ir Kinija, ir Brazilija yra Azijoje, žinai. Bet Kinija pastatė tikrai gyvenamus namus savo teritorijoje. Ir ten tikrai galima pakilti viršų. Tai Kinija yra geriau, bet Niujorkas, tai yra vienas iš didžiausių megapolių. Daugiaaukščių megapolių, tai yra daugiaaukščiai. Daugiaaukščiuose namuose, daugiaaukščiuose tuose dangoraižiuose, žinai, žmonės negalėtų dirbti. Nes jų tankis būtų toks didelis, kad jie negalėtų išeiti iš pastato, supranti. Todėl Niujorke nėra gyventojų. Jie negalėtų išeiti iš pastato po darbo. Tai yra neįmanoma. Jie negalėtų baigti savo darbo, o sėdėtų ir supūtų, supranti. Ir tai yra daugiaaukščiai. Pavyzdžiui, Ukrainoje buvo subombarduotas daugiaaukštis. Ir ką jūs matot? Nei vieno baldo, jokios apdailos. Rusijos federacijoje, Ukrainoje daugiabučiai, kurie yra subombarduoti, yra be baldų ir be apdailos.
tai yra daugiaaukščiai. Nes žmonės vienu metu negali palikti savo namų, kai reikia eiti į darbą, supranti? Ir tada atsiranda visokie freelanceriai, kurie ten dirba iš namų, žmonės dirbantis iš namų, žinai. Taip yra todėl, kad mūsų planetoje trūksta gyvenamosios vietos, o New Yorkas yra kaimas. Tai va, mūsų planetoje trūksta gyvenamosios vietos, supranti? Dėl to miestai yra labai dideli, kad žmonės negalėtų laisvai keliauti. Va taip.